o į ją telpa tiek daug. Todėl šiandieną klausysimės eilėraščių, tiksliau keletų eilėraščių iš knygos Pilnatis. Audronė Guigaitė, autorė, galbūt kai kam iš jūsų pažįstama labiau negu man, bet taip jau gyvenimas surėdė, kad jos knygelė tik išėjusi iš leidyklos, pirmoji beveik atsidūrė dar šilta mano rankose. Krikštamotės. Nu taip gavosi. Ir tai įvyko šių metų gegužės 3 dieną Ignalinos rajono Melagėnų Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje. Ten įvyko pirmasis knygos pristatymas. Dabar štai praėjo truputis laiko, prabėgo beveik vasarėlį, gaunu skambutį, prašymą padėti pristatyti šią knygą. Ir Audronė norėjo pristatyti tą knygą taip pat, kaip buvo mūsų bažnyčioje. Ten dalyvavo būrys gana solidaus amžiaus žmonių, kurie pasivadinę Dainorių vardu, kurie padėjo pristatyti knygą. Bet gyvenimas šypsosi iš mūsų. Tie žmonės šiuo metu kas kur? Pabėgę po visą, ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienius. Ir teko ieškoti kažko kito. Tai jeigu ten pas mus pristatė senjorai, simboliškai tarsi visas gyvenimas, na ne visas, bet toks jau gražus gyvenimas nukeliautas, sutikta daug žmonių, branda, tai ten buvo pas mus, svetimam krašte. O čia su knygele atvykstame jau antrą sykį į pristatymą į vaikystės pievas, į vaikystės miškus, į ežerų mėlynumą ir žalsvumą, į tos debesis, kurie kažkada galbūt supavo tarp jūsų motinos bibliotekos lentynų. Jūs atvykstam su jaunimu, su jauno muzikanto melodijomis. Jūs galbūt ir pradėkit taip ir pasveikinsit savo garsu muzikos. Dabar jūs dar aš Galiu dar vieną sakinį pasakyti tik tai. Čia yra tos knygelės padėtos ne tam, kad pasižiūrėtumėt iš toli, o ypatingai tam, kam yra brangus žodis pašekščiai ir labanoras. Tai, kaip sako, imkit mane ir skaitykit. Tiesiog čia pat. Ir mano brolio.
Va, ir pradėsiu nuo to. Šiandien atsirado krikštas, kad man turėtų sustabdyti truputėlį, kol pakrikštysiu po bažnyčią. Gerai? Tu tada pasakysi. Nu, Dabar? dar gal kalbėti. Dar galiu, tai pasakysi. Gerai. Tai aš tąsyk leidus klebonui pirmąjį eilėraštį paskaitysiu, kuris yra skirtas mano tėvų tėvelių kaimui, ramiai išeinančiam, pašekšiams. Naktys išeina iš trobų ir tyliai gesina žiburius. Aprūkusios, seniai valytos stiklo lempos nereikalingos. Jas kada nuspirs užklydęs murzinas vaikiūkštis ir bėgs nuo durų, už kurių priplėkia šaltis, pelės ir laikas neskaičiuojamas. O, moteriškės, jaukuma namų, jūs, kurių pasakojas pėdas sugėrė lietūs rudenio. Dar pakol klebonas tyli ir nieko man nesako, tai eilėraštis skirtas mano seneliui Klemensui Vidžiūnui. Pradžia visiems žinoma, jeigu ne bažnyčia galėtumėm kartu dainuoti, kad aš jojau per žalių girelai. O toliau Labanoro girelė, maitintojėlė, žaliasparnė žvaigždelė, Lietuvos pakraštėlį nusdavus, aukštai mėnesėlis, žvaigždelės, dangaus žibonėliai. Ai gražumas ir joja žilausis Vidžiūnas link to namelio, kur neapžėlė samanom stogas, kur pinavijos dar nepavyto, kur prie gonkelio rūtelės žvaga. Sekundai nuleidau akis nuo dangaus, o saulė, lyg paukštis sparnais suplasnojęs, pranyko. Laikiau rausvą debesį rankoj, pati nežinodama, ką su juo veikti. Sumykė karvės, užsiskarteno visokiais balsais, vienur ir kitur, trimituodamos vakaro pergalę. Klaupės prieš ją nusilakščiusios moterys, laikydamos skambančius kibirus pienui ir galvojo tylėdamos apie būsimą giedrą, o prie lovų kaip saugantis šuo susirangė giliausias miegas. Du kaimo paveikslėliai. Ir čia iliustracija tokia jauki, šilta karvutė, vainikuota dulksna, grybų lietus, nulūžusi alksnio šaka. Pro ją žiūri įžūli ir nustebusi Stirnių kaimo, kur prie malėtų raudona žemuogė. Mano paukščios kurienos, kilmingos raktažolės, mano nematomos ir atkaklus tako gysloti, melsvi ir baltieji varpeliai, kartusis pelynė ir aistringas šviežiai pjaunamos žolės šūksnis. Tokia kaimo filosofija, paprasta ir kasdieniška. O gal dabar pagroti? Tokia makanos. Jeigu galima kalbėti.
tiktų. Tai gerumas alaus ir nakties. Ta linksma gaida, ačiū Jums. Linksma, pačia linksmiausia. Pažiūrėksime, gerai. Pasirašymas ir įrašymas, aš esu paprašyta paskaityti dar vieną eilėraštį. O jis vadinasi Pamiršau. Aš tave pamiršau. Po nuo vyšnios šakos mažas, lengvas žiedelis nupuolė. Aš tave pamiršau. Ir nuo šiol gyvenu lyg pro rūką, gražiai ir padoriai. Aš tave pamiršau. Jau užvertas duris, beldžias paliktos valkatos naktys ir sulytas likimas mylėtų žmonių, kurie laukia į sapną patekti. Aš tave pamiršau, tik skaičiuoju žingsnius, vienas, vienišas, vienišas, vienas. Susimink, mano angelė, siųsk nors trumpam, tarsi laišką, blyškias mėnesienas. Tokią jaudinančią valandą ir žinoma mano, galiu pavadinti, sielos sesė Rimai iš Melagėnų. Ačiū, bet dar sakė bus melodija. Jūs taip įkaitusi? Puiku. Dar bus viena melodija. Klausom Hubertai tavęs.